Rahu ir Ketu. Rahu ir Ketu zodiako ženkluose. Tai šiandien bus tokia ašis. Kada Rahu būna avine ir Ketu svarstyklėse. Tai nuoroda gali būti tokia, sakykime, pagrindiniai tokie bruožai, kad žmogus, kada Ketu yra svarstyklėse, tai kas svarstyklės? Jie diplomatai, jie mėgsta tokie užglaistyti konfliktus, jiems yra gerai pažįstama santykių tema, jie moka ten laviruoti, jiems labai lengva ten subalansuoti, kad nekiltų konfliktai. Jie tokie mediatoriai, mėgsta visus sutaikyti, nebūdinga agresija visiškai bendravime. Ir kada Rahu yra avine, o avinas kas? Tai yra tikslų siekimas, pramušanti jėga, kartais jie tokie nagli, generuoja idėjas, vadovauja kažkokiam tai įvykiui, sakykime, stato kažką spektaklį, tai jie ten grieš pirmų smuikų. Jeigu kelioniai, tai jie gali sudarinėti, visą maršrutą, visą savo energiją jie paskiria kažkokiai tai veiklai, su gyvenimu jiems truputį sunkiau, bet jie generuoja idėjas, pas juos krūva jų. Ir avinas iš tikrųjų niekada neis paskui kažką, jisai visą laiką bus pirmas. Tai va šičia yra tos dvi zodiako ženklo savybės. Kada Rahu yra avine, vadinasi, reikia išmokti šitų savybių. Nes kada Ketu svarstyklėse, tai geroji karma iš praeities ir jiems labai lengva, susitarti, susikomunikuoti, su visais mandagiai labai gražiai kalbėti, nesipykti. Jie tokie diplomatai. Ir čia rodo, kad nereikėtų nusileisti visur įrodyti to svarstyklių lojalumo, perdėto priimtinumo ir taip toliau. Reikia kartais pastovėti ir už save, ir iniciatyvą parodyti. Ir, sakykime, gali būti toks pavyzdys, važiuoja šeima į kelionę ir žmona visą tą iniciatyvą atiduoda vyrui, tu dėliok maršrutą, tu čia galvok kokį viešbučiai, kur lankysimės ir taip toliau, o aš sėdžiu. Tai jeigu Rahu yra avine, taip nereikėtų daryti, reikėtų irgi pasidalinti tom tokiom iniciatyvam ir planų dėliojimu su partneriu. Irgi nereikėtų atiduoti visos atsakomybės, jeigu kažkas vyksta, kažkoks tai darbe, kažkoks tai irgi galbūt vakarėlis organizuojamas ir taip toliau, ir svarstyklės galėtų taip nusišalinti, arba tiesiog, gerai, jeigu kažką paskirsit, aš padarysiu, jeigu reikės nuvažiuoti suderinti kažkokius tai indus, maistą aš paimsiu, bet pats, pavyzdžiui, savo kažkokių tai idėjų ar tai matymo jis nenorėtų, pavyzdžiui, išreikšti. Tai kada Rahu yra avine, visai gerai būtų tai ir padaryti, nebūti perdėm nuolankiam. Kitas kraštutinumas, kadangi Rahu ir Ketu mus mėto visą laiką į tas tokiose kaip karuselėse, tai aukštyn, tai žemyn, pats nesuprantu kaip noriu, nesuprantu kaip gerai ir tai yra Rahu žaidimas ir Ketu. Tai čia gali būti toksai kraštutinumas, kad kaip tik žmogus, kada Rahu yra avine, jis labai perėmęs tas Rahu savybės avino ir tik tai elgiasi labai egoistiškai, per daug naglas netgi santykiuose būna, tik tai jo vieno nuomonė, tik tai jisai čia svarbiausias ir jokių derinimų, susitarimų pas juos nebūna. Tai jau yra kitas kraštutinumas. Tai va čia reikia suvokti, kad ten, kur reiktų išreikšti ir avino savybės, ir ten, sakykime, kur reikia kažką suderinti, susitarti, pasitelkti tą gerąją karmą ir jungti svarstyklių savybės ir jas išnaudoti. Tai šičia būtinai, dar reikės žiūrėti ir namus, būstus, kuriuose randasi, bet pavyzdžiui, kai yra zodiako ženklai šiti, tai tikrai temos tokios gali būti. Arba žmogus nenori prisimti atsakomybės, arba jisai per daug viskam vadovauja. Ir čia tos supinės gyvenime vyksta. Tai būtinai čia turi būti įvestas balansas, stengtis gyvenime balansuoti, bent jau pažinti, kad ten truputį aš galbūt pasitraukiu nuo atsakomybės, kitą kartą jau aš išreikščiau. Tai svarbu identifikuoti, kur mes kažkaip tai papuolam į tuos kraštutinumus ir neišlaikom balanso. Kita padėtis, kada Rahu yra Jautyje, o Ketu yra Skorpione. Tai šitie ženklai yra abudu apie materialius dalykus ir ezoteriką, astrologiją, tai kas paslėpta, seksas irgi dominuoja šituose abiejose ženkluose. Ir kada Rahu yra Jautyje, tai jam teks išmokti jaučio savybių. Skorpione esantis Ketu duoda tokį žinojimą iš kažkur tai
tų vat būtent pajautimas tų žinių, astrologinių, numerologija, kartais gali būti taro kortos, ten jau kur žmogus pasiduoda, gali būti jo darbas toksai, vat kriminalistas, tyrėjas, jie labai gerai jaučia, turi gerą intuiciją, nuojautą. Tai ir čia ta geroji karma, kad žmogus praeitam gyvenimą nurodo, kad jisai ar tai verslą turėjo, kažkaip su finansais jam gerai sekėsi, galbūt palikimai buvo iš kartos į kartą perdavinėjami su nekilnojamu turtu, ten irgi viskas gerai, loterijoje gali išlošti arba tiesiog partneris juos aprūpina. Ir jie va taip turi pinigų, ta prasme, pas šitus žmonės dažniausiai nebūna kažkokių materialių problemų. Bet kad ir kiek jie turėtų tų pinigėlių, čia nuoroda labai tokia subjektyvi, kad ir kiek turėtum pinigų, ne, ir žmogus gali galvoti, čia ašgi turiu tų pinigų, moteris, va, pavyzdžiui, ne, vyras išlaiko, jinai nieko nedirba, jinai turi tų pinigų, kam jie eiti dirbti. Bet čia ir bus nuoroda, kad ir kiek pinigų turėtum, kad ir kiek remtų artimieji, kad ir kaip išlaikytų partneris ir viskam duotų pinigų, žmogus privalo eiti į darbą ir save realizuoti. Mes visi turim duotybę kažkokią, turim talentą ir tikrai turim tą vietą, ir tą ašį, kur mes galim rasti, kas mums patinka dirbti, ką mums patinka dirbti ir kur mes jaučiamės kaip namuose. Tai prasme, kur dingsta laikas, kur tiesiog jokia gyvenime tema neišbalansuoja žmogaus, kuris randa tą savo ašį. Tai būtent, kad ir kiek tų pinigų būtų, kad ir kiek remtų išorė, ar ne, šitą žmogų, kad ir kokį palikimą gautų, jisai privalo eiti ir dirbti. Tikrai ne vienai moteriai dariau, kurie važinėja su Porschais ir gyvena namuose ir taip toliau, ir ne vieną mašiną neturi. Ir jom niekaip neateina, kad reikia eiti dirbti. Būtina eiti ir save realizuoti. Ir iš tikrųjų kiekvienas žmogus gali rasti tą vietą, kur jam patinka. Bet tiesiog tas rachų žaidimas, ką man eiti dirbti, jeigu aš ir taip pinigų turiu. Nes pas juos mąstymas yra vien materialus. Apie tą darbą galvoja grynai kaip apie materialią išraišką. O ne tai, kad gali panaudoti savo žinias, galbūt tos žinios, galbūt jų įgytos žinios padėtų kažkam tai. Tai reikėtų apie tai pagalvoti. Šiaip iš principo abu materialūs namai, abudu labai seksualūs ir tos temos tokios panašios, bet kada žmogus turi pinigų ir jisai nenori eiti dirbti, tai čia bus nuoroda, kad jisai tai turi daryti. Jie taip pat turi tokią tendenciją, jeigu gauna palikimą arba šiaip tų pinigų, kurių patys neuždirbo, jie labai greitai juos iššvaisto. Jie nežino, kur jie išėjo. Pavyzdžiui, vyras gali atnešti per mėnesį žmonai duoti 2000, 5000, gali mėnesio paklausti, tai kur tie pinigai, kur tu juos padėjai, ką darai, ką pirkai, jinai sakytų, nežinau, tiesiog, tie pinigai išeina ir nežinia kur. Tai dar vienas dalykas, taip pat skorpionas tai yra mistinės baimės ir kadangi ten yra raketų, ten gali būti kažkokie tai mistinių baimių pasireiškimai. Nesuprantami, nesuprasti iš kur, kodėl, dėl ko jisai juos jaučia, tai čia reikia leistis į gilį, pasėdėti, paanalizuoti, iš kur ta pas mane baimė ateina, galbūt atsiminti gyvenimo įvykius, kada jinai pirmą kartą pasireiškia ir tų mistinių baimių gyvenime turėtų nelikti, nes ta prasme baimė, tai jinai egzistuoja tik tai tol, kol mes ją maitinam dėmesiu. Jeigu mes baimę pavadintumėm džiaugsmu ir nepatirtumėm tų jausmų, tai baimės neliktų. Nes baimė yra tik tai ten, kur žmogus ją maitina dėmesiu. Pavyzdžiui, bijo kažkas egzamino, ne? Ir tas jausmas jis didėja, širdis permušinė ir taip toliau. O ateina koks visai nesimokęs, jam vienodai šviečia, ten gal zodiako, toj horoskopo lentelė yra visai kitokios padėtys, bet iš tokių žmonių reikia ir mokintis. Ta prasme, kad gerai būtų labai visas tas žemos energijos jausmus tuos transformuoti. Nes realiai tokios kaip baimės nėra. Tai šičia reikia pasikapstyti truputį ir pasižiūrėti, ar yra kažkokių tai mistinių baimių. Gali irgi reikštis, kad šitiem žmonėm pinigų vis negana. Ir gali būti kita pusė, kad jie visiškai asketai būna. Dabar prasme, turėjo pinigų, kažkas šovė į galvą ir viskas, išeinu į mišką ir gyvensiu namelį medyje. Tai prasme, čia visiems žmonėms būdinga, tai prasme, kad mes visi turim dirbti
ir visi turėti savo gyvenimo dvasingumą. Kaip jau mes išreikšim, tai jau kiekvieno suvokimas ir gyvenimo kelionė. Tai vat, kada Rahu yra Jauti ir Ketu Skorpionė, tai žiūrėti, ar nėra mistinių baimių ir būtina išeiti į darbą, nors ir kiek palikimo begautum ir kiek grinųjų mums partneris duotų ar tėvai, mes turim išeiti į darbą. Kita pozicija yra Rahu dvyniuose ir Ketu Šaulyje. Tai iš principo šita pozicija nurodo, kad žmogus turi daug mokinti savo gyvenime. Pas jį tiesiog privalo būti filosofinis požiūris dėl to, kad Ketu Šaulyje. Iš principo jis turi būti toks taikus, suprantantis, priimantis visas pasaulio kultūras, religijas, požiūrius. Turi būti sugebėjimas kalboms. Galbūt pats bus kažkaip tai surištas su užsieniu, galbūt keliaus į užsienį, darbas bus užsienį arba užsienio kompanijos ir pas jį bus toksai judėjimas, tai čia tokia geroji Šaulio karma. Ir kada Rahu yra dvyniuose, tai nurodo tą patį. Nes tai komunikacijos sfera ir reikia išmokti bendrauti lengvai. Ir čia jeigu žmogus, sakykime, kažkokiu gyvenimo momentu, gal įvyko kažkokia situacija, kur buvo jo kalba pribota, tai gali būti iš vaikystės, kad jį kažkas tildė iš artimųjų ir taip jis užblokavo savo kalbėjimo laisvę. Tai čia turi žmogus suvokti, kada Rahu dvyniuose, kad jo komunikacija turi būti lengva ir laisva. Tai prasme nėra tokio, kad žmogus gali nusišnekėti, pasakyti kažką, paklausti ne vietų ir taip toliau. Jeigu žmogui kyla klausimas, jisai turi jį ir ištransliuoti. O jeigu ten kažkam juokinga, tai ten tam žmogui juokinga apie patį save. Tai tiesiog kartais Ketu Šaulyje gali nurodyti dogmatizmą. Irgi čia būna kartais religiniai fanatikai, kurie pasiduoda į tam tikrą kažkokią religijos atšaką. Tai sakykime, pavyzdžiui, krikščionybė ar ne, bet ten yra ir tikėjimo žodis, ir Jehovos liudytojai, ir dar ten kiek tų atšakų, ir ta prasme, jie visi galvoja fanatiškai, kad jie yra teisūs, o visi kiti žmonės yra kažkokie tai ufonautai ir tiki neteisingai. Tai čia tie žmonės jau pasidavė į kraštutinumą labai stiprų ir iš ten išeiti yra sudėtinga. Nes, jie taip galvoja, kad tai yra jų aukščiausia forma ir jie yra vos ne vieninteliai, kurie žino tą tiesą. Tai čia yra paklydimas, kada Šaulio ženkle yra Ketu, tai žmogus gali būti dogmatikas. Sunkiai gyvenime jam galima paskui paaiškinti, kai jisai kažko įtiki, kad taip nėra. Tai būna žmonės ir butus parduoda, atiduoda kažkam ir taip toliau. Tai čia reikia balansuoti ir turėti tą sveiką protą. Ir būtinai, kad būtų lengva komunikacija. Gali šitie žmonės nepripažinti apskritai kito nuomonės, nes Rahu dvyniuose kaip nurodo, kad reikia to lengvumo ir kad galima ir kitą išklausyti ir nesiginčyti, nes, pavyzdžiui, Ketu Šaulyje gali tą norą duoti pasiginčyti, įrodinėti savo tiesą, ten tik tai jų vienų tiesa, jie vieni teisūs. Tai šitą vietą irgi labai prižiūrėti, nes, ta prasme, ten nuteka nežmoniškas kiekis energijos, o kur? Tai tos dvi temos tokios, kad reikia balansą rasti tarp šitų dviejų temų. Ir Ketu Šaulyje irgi yra aukštasis mokslas, tai mokslą šiem žmonėm irgi reikėtų tikrai aukštai įgyti. Kartais gali problemos būti, galvojimas, kad aš viską žinau ir man čia mokintis nereikia. Tai visgi išmokti ir suvokti, kad tą mokslą reikia pabaigti ir tas popierius kažkaip tai turi būti. Nes kuo žmogus daugiau gyvenime mokosi, tuo jisai ir tobulėja, jis nesustoja, toks kaip upė teka, o nestovi kaip bala, ar ne? Ir tos žinios iš tikrųjų gyvenime vis atsinaujina, tik aišku, jeigu 100 kursų pradedi ir nei vienų nebaigi, tai irgi nėra gerai, kažkaip tai reikia pasirinkti kryptį ir stengtis tai išpildyti. Tai Šaulys ir dvynys tai yra lengva komunikacija, aukštasis mokslas, religija, dvasingumas, kitų kultūrų priėmimas. Ir čia šitose vietose irgi gali būti tokios kaip supynės, tai tiesiog žiūrėti, kad žmogus nebūtų fanatikas, priimti visas pasaulio kultūras, religijas ir kad kiekvieno žmogaus pasirinkimas yra, koks jo kelias link Dievo. Toliau ta lengva komunikacija irgi žiūrėti, ar tikrai yra išvystyta, ir mokslas, užsienio tema. Gebėjimas mokyti, vesti lekcijas,
Ir čia žmogus, kada išvysto labai tą komunikacijos sritį, tai gali iš tikrųjų, vat, sakykim, kaip dėstytojas, jeigu jisai būna, tai jisai gali ir prikurti truputį visokių istorijų, nes dvynys tai yra apie kūrybą, jie kartais gali ir primeluoti kažko tai, kad visiems juokingiau būtų, kad visiems įdomiau. Tai vat, reikėtų irgi tų dalykų vengti, nes kaip Rahu būna dvyniuose, tai gali žmogus vat, tą tokį nepamatuotą kūrybos jausmą turėti ir jisai gali būti istorijų prikūrimą linkęs. Tai žiūrėti šitas vat vietas ir jas balansuoti. Kita pozicija yra Rahu Vėžyje, o Ketu Ožiaragėje ir šis vadinasi darbas namai. Vėžys tai yra namai, o Ožiaragis tai yra darbas ir čia jau bus nuoroda, kad žmogus praeitose gyvenimuose labai daug dirbo, jisai buvo užsiciklinęs darbe ir ten yra geroji karma. Ir reikės išmokti vystyti viską, kas yra susijęs su Vėžio ženklu. Tai yra šeiminiškumas, namai, namų jaukumas, ar ne, ir jam tai to gali visai nesinorėtis, gali netgi pirmoji gyvenimo pusėje būti toksai lakstantis, neužsikabinantis prie namų, jis visą laiką kelyje, visą laiką kažkur tai kažkokiose veiklose dirba ir taip toliau. Ir jie gali iš tikrųjų greičiau visko pasiekti karjeroje negu visi kiti žmonės, nes Ožiaragį Ketu tai yra geroji karma toj srity ir va ten gali jiems mažiau pastangų reikėti įdėti, jie greičiau gauna kažkokias tai geresnės pareigas, kažkur tai galbūt juos pakelia aukščiau, greičiau pareigose negu visiems kitiem, atlyginimą galbūt irgi pakelia jiem greičiau, visi kiti žiūri, įsižiūri ir galvoja, kaip čia jisai tiek trumpai pradirbo, o jam pakėlė atlyginimą. Vystyti reikės emocionalią pusę, jautrumą, užuojautą. Ir Ketu Ožiaragė dar kartais tikrai nurodo tokį dalyką, kad jie nelabai tokie jautrus būna kartais. Aišku, dar reikia ir kitas pozicijas žiūrėti, bet tikrai gali tam tikruose momentuose pasireikšti, kad kažkam liūdna, kažkas pasakoja liūdną istoriją, o jie iš jos juokiasi. Tai prasme, jiems netrodo tai jautru. Tai apie tą jautrumą gali būti ir kitos pozicijos nurodančios, bet kad kažkur išlys šitą savybę, tai turbūt didelė tikimybė. Tai čia labai reikia vystyti tas Vėžio savybės ir tą jautrumą kartais, galbūt nesijuokti, nes kitam žmogui ten gali kokį ir traumą atsitikti, kad iš jo taip atvirai pasijuokia, ne? Bet jiems kartais būna sunku susivaldyti. Tai vieną kitą kartą padarys, pamatys, kad žmogus dar galbūt labiau liūdnesnis pasidaro, gal daugiau ir nebedarys. Tai mesti, bet šitoj vietoj irgi tas toks balansas turi būti, mesti nei vieno, nei kito nereikia, žmogus ir turi dirbti, ar ne? Bet kaip sako Rahu ir Ketu, tai ten, kur yra Ketu, turi būti 49%, o kur yra Rahu, tai 51%. Ir va čia turi būti balansas. Nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus užima geras pareigas, jisai turi statusą, gerą išsilavinimą, vadovaujančias pozicijas, tai jisai labai sunkiai tai paleidžia. Jisai vis darbe, veikloje ir ta prasme jo šeima emocionaliai gali būti apleista. Tai suvokti, kad iš tikrųjų ir su šeima reikėtų praleisti atostogas ir paklausti vaikų, kaip jie jaučiasi, kas ugdymo įstaigoje vyksta, gal imti vieną kartą bent jau 2 mėnesius savaitgalį skirti vaikams, šeimai ir jau taip, kad nuo A iki Z ir ta prasme susibalansuoti šitą vietą, nes iš tikrųjų būna tokių su Ketu Ožiaragėje pozicijų, kad žmogus labai pasinėręs į tą savo veiklą, prisirišęs prie statuso, galbūt jis labai jau gerai žino kažkokią savo vietą, ne? Gerai išmano ten viskas, kas vyksta ir atrodo be jo ten nesisuks niekas, tai iš tikrųjų tai yra netiesa ir kadangi čia irgi Rahu Ketu supynės, tai gali gyvenime atsisukti tokia situacija, jeigu jis visiškai apleistas Vėžio savybės, kad jį tiesiog atleis iš to darbo. Jeigu jis nebalansuos ir išsikels kažkokią tai va tą veiklos darbinę pusę į pirmą vietą, tai savaime suprantama, kad laiko atėjus iš jo tai paims. Jis gali sakyti, kad man ten, kad ir mirtis ar liga, man neskambinkit į darbą, nes man ten yra šventa. Tai va ta šventa gali iš jo gyvenimo labai skausmingai iškeliauti, tai jau geriau balansuoti gyvenimo tėkmėje, kažko pasiekiai, tada jau žinai, kad iš tikrųjų reikia ir į kitą pusę atsisukti, o geriausia per visą gyvenimą tai balansuoti. Negalima daryti tik vieną, arba dirbti, arba tik šeimoje sėdėti, nes irgi jeigu tik šeimoje sėdės, tai šitų žmonės vis tiek kažkaip tai jie tada namuose reikšis kaip vadovai, vadovaus, o iš tikrųjų ta tokia disciplina ir žaidimų nebuvimas namuose niekam netinka. Tai čia bus va ta ašis
darbas ir namai. Ją reikės balansuoti. Rahu, liūtė ir ketų vandenyje, tai čia bus ego sritis akcentuojama, nes vandenis tai yra grupiniai užsiėmimai, o liūtas tai yra individuali sąmonė, ne? Ir žmogui reikia išmokti suderinti būti ir su grupe žmonių. Ir tą uždarbį, kurį jis užsidirbo iš praeitų gyvenimų, kad asmuo galėtų kažką kurti komandoje, ne? Nes liūtas jis labai mėgsta, va, kaip liūtas, tai aš čia karalius, ne, ir jisai mėgsta daryti dažniausiai vienas, užduotis išpildyti vienas, o kada ketų vandenyje, tai ta prasme, jisai turėtų tai mokėti daryti ir grupėje, ir pats individualiai. Ta prasme, jeigu išeina į grupę, tai toj grupėje jisai turėtų kažką individualaus sukurti, ar ne, kad nesusilieti su ta grupe, galbūt jeigu jis nori išskirtinumo, bet ta prasme neprisimti visko savo ir daryti vienas. Ta prasme, čia žmogui reikės išmokti būti grupėje. Jam gali būti tikrai daug smagiau, daug paprasčiau, jam ten generuojasi idėjos galbūt paprasčiau, kada Rahu yra liūtė, bet va čia reikės balanso. Reikės žmogui išmokti kurti ir grupėje, ir individualiai. Ir ta prasme, grupėje nepamesti savo individualumo. Reikia balanso, vat, mokėti dirbti pačiam ir su masė žmonių. Nes ta prasme, ta tokia izoliacija, jeigu liūtas pasiims, tai jau čia bus kraštutinumas. Visą laiką jam būti vienam nebus gerai. Gali būti dar čia, kadangi liūtas tai yra 5. namas vaikai, tai šitiem žmonėm gali būti gyvenimo tėkmėje problemų kažkokių su vaikais, gali būti čia abortai kažkokie, tai išsiskyrimai su vaikais, keistos tokios istorijos gali būti, ne pas visus gimsta vaikai, dirbtinis apvaisinimas. Vaikai, kurie gimsta užsienyje, tai va čia tam tikri momentai, ne, kurie gali būti, nebūtinai, kad jau čia pa žmogų Rahu liūtė, tai ten kažkas atims vaikus ir taip toliau, bet labai gerai va, pasverti. Jau tas vaikų susilaukimas apskritai šiuolaikiniai visuomenė yra toks opus dalykas, ar gebėsim išlaikyti, ar gebėsim skirti dėmesio, ar gebėsim išauginti asmenybę, ne? Tas ruošimasis vaikų ir su kuo, ir ta visa seksualinė energija šiam laikmečiui bus tikrai aktuali tema, ir tas toksai palaidęs gyvenimo būdas, ir kada pažintys vyksta pirmiau į lovą atsigula, o ne išsiklausinėja žmogų, kas, kaip, kur, kada, jau vis rečiau turėtų būti. Vis žmonės vis tiek sąmoningėja. Ir vat buvo tas metas nuo 2000 iki kokių 2020, kada teismuose be galo buvo daug tų situacijų, kad padraugavo porą mėnesių, pastojo, o paskui tuo vaiku nepasidalina, manipuliuoja, ten galbūt vyras kažkokių priklausomybių turi, nu, žodžiu, ten yra elementai ir visa kita susideda. Tai va čia apie tai, kad gali būti, na, moteris žinodama, sakykime, kad tėvas turi problemų su alkoholiu, nenori to vaiko patikėti mažo, ypatingai, kuris negeba savęs apginti. O tėvas reikalauja, nes neva abudu tėvai yra 50-50. Tai va tas toksai, kad nevirstų tarpusavio karu. O šiaip tai va vaikai gali gimti ir užsienyje, gali dominuoti čia. Užsienis tiesiog tai yra kūrybinės savybės, labiau save realizuoti veikloje, vaikams geriau kažkaip tai subręsti, antroje gyvenimo pusėje pagalvoti, ne apie juos. Čia taip pat gali būti problemos su tėvu, tėvo gali nebūti, tėvas gali palikti, neauginti savo vaikų, jeigu Rahu liūtė. Tai va, vandenio namuose, kada yra ketų, tai kursai naujos kartos labai įdomus. Kiti, kurie nėra tokie gilūs, jiems nebus tokie patrauklus, reikia kažkokių tai vienminčių, kur atvira sąmonė būtų kažkaip, kad kažką naujo išrasti, atrasti. Ir čia labai tiktų iš tikrųjų, kad jie įsilietų į tą bendraminčių būrį ir savo kažkokį tai išskirtinumą, ten irgi rastų kažkokią idėją, atneštų. Čia labai daug kūrybinių talentų, taip kad realizuoti save visų pirma ir prižiūrėti tą vaikų temą. Ir kad ego nebūtų tas išbujojęs, ta prasme, kad aš vienas, aš pats svarbiausias ir pats geriausias. Ne, reikės išmokti dirbti ir grupėje dalyvauti, ne kažkokias veiklas vystyti. Ir neprarasti to savo individualumo. Tai čia Rahu liūtė ir ketų vandenyje.